Mes naikiname gamtą, bet pasiimame jos vaisius. Niekiname miškus, bet 90% baldų yra iš medienos. Šiukšliname, nors patiems taip bjauru. Kertame medžius be priežasties, nepagalvodami, kad nuo jų priklausome. Deginame pievas ir sukuriame gaisrus. Paliekame save ir kitus be namų. Tai susimąstymui. Filmas yra suskirstytas epizodais. Pirmajame kalbėsime apie šiukšlinimo problemą. Romukas ištroško. Jis nuėjo į parduotuvę nusipirkti atsigerti. Po kurio laiko Romukas nusipirko atsigerti. Jis eina prie parduotuvės, Atsuka butelio kamštelį ir pradeda gerti. Išgėręs, jis nueina ir numeta šiukšlę automobilių stovėjimo aikštelėje. Romukas galėjo išmesti šiukšlę į šiukšliadėžę. Arba Romukas galėjo numesti šiukšlę į utilizavimo šiukšliadėžę. Tada šiukšlė būtų perdirbta. O kaip pasielgtum tu? Antras epizodas. Žolės deginimas. Kiekvienas žmogus turi teisę ir jis gali rinktis, kokią gamtą jis nori matyti ateityje. Tokią gražią pievą su pienėmis, žmonėmis ir vaikai žaidžiančiais joje. Arba va tokią, sudegusi lauką, kuriame jau keli metai niekas neauga. Žmonės, argi jums reikia tokios pievos, tokio miško, kur neauga žolė, ant medžių nėra lapų, ant pušų nėra spyglių, niekas neauga ir neatsistato. Gal kažkur, bet tik ne čia. Žolė – 0. Lapai – 0. Medžiai – greit jų irgi nebus ir iš jų bus 0. Taigi, nedeginkime pievos, augalo ar medelio. Juk jie irgi nori gyventi. Girtavimas. Geroji diena. Ši diena Romukai prasidėjo ir kaip visos kitos. Jis nuėjo nusiprausti. Netrukus išėjo iš prausyklos. Nuėjo pavalgyti. Bet blogoji Romuko diena. Su skaudančia galva jis galop nuėjo praustis. Belipdamas laiptais, jis pargriuvo, jis pradėjo ridentis nuo laiptų. Po pietų kaimynai pamatė Romuką gulinti ant žemės. Jie iškvietė greitąją pagalbą. Gydytojas konstatavo mirtį. Kodėl mirė Romukas?